neišnaudojom savo progų, kažkiek gal pasimetėm gynyboje, leidom pabėgti savo varžovėm ir turim, ką turim, dėja rezultatas toks. Ne vienas žymus futbolininkai yra patyrę daug pralaimėjimų, bet tie pralaimėjimai tarsi ir akstinas žaisti toliau. Pati irgi žaidėjai, vienu metu netgi kolegos sakė, kad nepažįsta tos ugnies, kur buvo anksčiau, tačiau į sezono pabaigą jau matėsi, kad esi komandos lyderiai. Žinau. Galbūt šiek tiek kitokią rolę prisėmiau, negu turėjau anksčiau. Norėjosi padėti labiau komandai iš gilumos, norėjosi prisimti kamuolius. Tai galbūt čia tai nepavyko padaryti ir turėsim ilgą pauzę tarp sezono ir kitais metais žiūrėsim, kaip bus. Kaip vertintum apskritai visą moterų lygą, kalbant ne apie šias rungtynes, o apie visą sezoną, buvo gan daug laiko neaišku, netgi visos prizinės vietos, ne tik antra, trečia. Taip, sezonas iš tikrųjų buvo labai įdomus ir ilgas ir turėjom daug įtampos ir realiai kiekvienas rungtynės buvo labai svarbios, kaip ir matom šiandien, kad dėja mums nepasisekė to išnaudoti, bet džiaugiuosi, kad pagaliau A lygoje yra intriga. Pati žaidė ir rinktinė Lietuvos nacionalinė, neseniai sužinot, kokios varžovės bus, vienos labai gerai pažįstamos, estės. Ko laukia galbūt kitam sezone iš sezono tiek rinktinės, tiek klubo? Tai žinoma, tik pačią geriausią, norisi kuo daugiau pergalių ir žiūrėsim, kaip bus. Šitam stadione šiandien apstukseno tvartų konstrukcijas, galima tikėtis, kad kitais metais jūsų smūgiai bus tikslesni? Taip, tikiuosi.